Sveiki visi mano mėly babužiai. Čia yra trečias epizodas iš mano kelionės į Kiniją. Atvažiavom pasigrožėti į Zhejiu parką. Kaip matėte iš intro, čia žiauriai įspūdinga. Labai gražu viskas. Čia mano kompanionas, kompanionė. Nu, vyksta plantacija bambuko. Visi sustoja kačiukų pasigražėti. Toks akimaras. Iš vis nei vienos problemas pas bičią. Biškį šokių turim. Visai gražiai, visai normaliai. Ta prasme, kai sakiau, kad kiekvienam kampe viskas vyksta, tai va ten šoka žmonės. Čia šoka žmonės. Ten irgi šoka žmonės. Visur. Ta prasme, visko yra, ko tik nori. Ir atrakcionų, ir šokėjų, vis. Tai čia va yra, žodžiu, kinų metų va, simboliai, tie gyvūnai visi, žiūrkė, bulius, tigers. Žodžiu, visokių čia yra, dragonite. Va, šie metai, gyvatės metai. Ir ten gali matyti daug kitų. Aš esu The Goat. Aš gimiau 2003, The Goat, greatest of all time, of course. Va, turim biškį ir gyvos muzikos. Dabar visiškas vaibas, žiaurus vaibas. Montuoju video, antrą video. Dabar va, rytoj važiuosim į Tianjiną pasižmonėti. Tai bus pirmas kartas mano, kai išvažiuojam iš Beidžino kažkur į kitą miestą. Tai esu labai excited, nes pagaliau turėsiu galimybę paskristi su šituo bad boy'um. Tai va, jau kraunu baterijas. Jos pasikrovusios, dabar bereikia tik tais noriu įsijungti droną, pažiūrėti kaip jis sureaguos į visą šitą aplinkos pasikeitimą, gal kokių update'ų bus. Tai viską noriu pasidaryti iš anksto, kad rytoj nebūtų jokių problemų, jokių naujienų atvažiavus į vietą. Tai ką aš, pavyzdžiui, šiandien nuveikiau, tai buvo 2 paskaitos, kinų kalba ir kiniečių verslo žodžiu, Chinese business environment, nežinau kaip išverst teisingai čia dabar. By the way, dar pasikeitė biškį šukuoseną. Damn, I messed up, we gotta go bald. Tai nežinau, šiaip visai patinka. Nežinau, gal grįšiu prie trumpesnių plaukų, bus matyti. Tai dar pasipraktikavau kinų kalbą. Kinų kalbą. Nes rašymas ir kalba yra 2 skirtingi dalykai. Nu, kaip matot, ten yra hieroglifai, bet yra kalbamoji dalis. Pingvin. Žodžiu, vadinas. Nu, žodžiu. Tai dabar yra kažkur apie 12 valandą vakaro jau praktiškai pats laikas eiti gulti. O mes paėdom rytoj irgi apie 12 dienos. Tai praleisim ten visą dieną, žodžiu, pasivaikščiosim, patyrinėsim, paskraidysim pagaliau. Nu, tai va, jau susirašiau. Tai prieš kelionę pasėmiau greitą užkanduką. Šitie dalykai yra, ta prasme, žiauriai geras užkandis, ta prasme, pasėmiau 2. Vienas apie 100 gramų, žodžiu, labai skanu, 5 gramai proteino. Nu, tobulas užkandis, nesakyčiau, kad labai sveikas, bet gal nėra ir labai žalingas, nes čia kas ryžiai ir žuvis su majonezu, man atrodo. Tai va, kaip matot, už manęs jau pas manęs viskas žydi, žodžiu, labai gražu. Atvariau čia pakimarinti tokią viečikę savo universitetą. Toks kaip mini parkelis man. Žydi viskas čia. Irgi labai gražu. Gyvenu prie pat, va čia mano pastatas stogas, matos. Tai ką, užkasim ir pradėsim kelionę. By the way, šitas kainuoja, nežinau kiek čia, 4,2 jano parašyta.
čia translation, čia persiverčia kažkur į šiam 8 centų. Ta prasme, belė koks dylas. Look! What the hell? Šuo ant supinės. What the hell? Šitokią varę dar nematęs visiškai. Tai žodžiu, laukim takso, kas labai gerai, kad taksas atvažiuoja grinai į universitetą, ta prasme, aikštelę. Yra vienas iš barakų ir taksas tiesiog čia privažiuoja. Gal net mūsų čia yra. Jep, čia mūsų. Ok. Šitas labai kažką primena, sakyčiau. Vilnių gal netyčia, taip. Ką čia kopijuoja kiniečiai, kaip suprasti. Čia va dar vienas yra iš brandų mašinų, toks nežinomas. Čia kaip ir elektromobilis, kaip suprantu. Visai neblogas, kokybė visai nebloga. Nesuprantu, pirmais Vilnius, dabar Paryžius, kas čia daro, dabar kas čia vyksta. Kaip buvo? Kaip buvo? Labai gerai buvo. Važiavom labai greitai, pamiegojau biškį, nusnūdau, net nepajutau, kaip užmigau. Ta prasme, tiesiog viskas. Pažadino, kai pradėjo šnekėt, tai va, atvažiavom į vietą, ilgai važiuot netrukom ir pradėsim savo, nežinau, turistinę kelionę. Štai ir išėjom atgal į civilizaciją. Tai va, viskas atrodo kokias. Žodžiu, atėjom į porceliano namą, nepraėjo net, nežinau, 2 minutės, jau prie mūsų priejo daug žmonių, paprašė nuotraukų. Ir dabar galimai darysim, nežinau, kaip ir promotional video. Gausis taip, kad, žodžiu, jie mus filmuos, kaip mes čia kažką apžiūrinėjom ir įdės savo kaip medžiagą. Tai žodžiu, įkenčiau įdė. Šiaip gal kas labai gražiai atrodo viskas, tai bus matyti. Šitose sienose šičia yra 400 metų istorijos, ta prasme, wow, 400 metų. Čia matot, spėkit, kas čia yra, jūs net niekada neatspėtumėt. Čia yra šaldytuvas ir jam yra kažkur apie, nežinau, apie 300–400 metų. Tai įsivaizduojat, kaip atrodė šaldytuvai. Kiniečiai tikrai nemažai pažengę buvo. Jam į lauką. Čia yra toks, nežinau, kaip ir balkonas ir čia mano viršuj yra labai daug lėkščių. Vidury yra labai sena, ta prasme, iš Cintanės, tai ta prasme, čia yra, nežinau, labai daug metų jai. Ir aplamai atrodo viskas labai įspūdingai. Musikonta. Very good. Very nice people.
babaužiai, matėt, ane, ką išdarinėjau čia ką tik. Tai va, žiauriai buvau excited, aš gal biškį pavėlavom dėl šviesos, bet manau vis tiek footage'as neblogas gavas. Tai dabar darysim tenai, prasisuksim patys ir žiūrėsim, tada kiek laiko bus likę, ar važiuosim namo, dar kažkur paraseisim, bet šiaip žiauriai fainiai. Didelis dėkui mano operatoriai. Tai čia va yra. This is Sophie, yeah, okay. Tai va, jį man šiandien labai padėjo su video filmavimu. Gal kam kokių vežliukų reikia, nežinau, ten buvo pardavinėję labai. Nežinau, gal sriubą įsimeti. Ponius ir ponaičiūnai. Taip, nuvarėm tą visą žiedą, apsisukom. Labai patiko, labai gražus vaizdai. Tai taip atrodo naktinis Tianjinas. Vaizdai tikrai įspūdingi, esame labai patenkinti. Tai kaip mūsų diena jau čia ir eina į pabaigą, kas beliko, tai išsikviesti taksą, nuvažiuoti į traukinių stotį ir grįžti atgal į Beidžiną. Tai va, šiandien tiek, o rytoj mūsų laukia dar viena kelionė. Anksti ryte pajudėsim, tai nesakysiu, biškį paėdžinsiu jumis, pateisinsiu čia, nežinau, 14 sekundžių. Žodžiu, kol laukiam taksą, noriu pakalbėti apie išlaidas šiandienos, kiek šiandien išleidau. Tai, žodžiu, bilietai su traukiniu pirmyn atgal iš Beidžingo į Tianjiną, iš Tianjino į Beidžingą kainavo apie 20 eurų. Tada taksai kainavo kažkur apie 12 eurų. Tada plius ratas gavosi žmogų 15 eurų. Ir dar maistas kažkur apie 5 eurų. Nu, tai žodžiu, plius minus kelionė šitą tarp 50-60 eurų kažkur atsėjo, kas manyčiau tikrai gan pigiai už tokį experience, tai esu labai patenkintas kainas ir kokybės santykių. Вадим, у тебя будильник хует. Алло! Pasistiprinti, tai pasiėmiau Kleine Snack, tai šitas džiaudzu kainavo 5 ar 4 jonus ir dar chicken sticką pasiėmiau, kuris irgi kainuoja ten 4-7 jonai, tai žodžiu už pusryčius sumokėjau kažkur apie eurą, 2 eurus kažkur, not bad. Dar nesakysiu, kur esam, bet jau galit pamažu pradėti spėlioti. No, Here we arrive, magnificent wall. I've seen many walls, this is pretty good. Here you have on the right side, all the walls that the Mongolians destroyed. Many Mongolians, very good people. They worked really hard at war. No one could stop them, pretty good. Nu gerai va, užteks tyzintimis. Atvarėm į didžiai sceną į Great the Wall Chiners. Ką babūžiai, ko čia dabar vaikštam? Manau, pats metas pašnekėti apie update'us sokius. Kaip va su to interviu išėjo. Tai tarkim, naujienas tokias, kad nusprendžiau, jog neapsimoka man ten eit pas juos pasidarbuot. Nes viena iš priežasčių pagrindinių dėl ko, nes neturi jie prieigos man prie normalaus kompiuterio, kuris paneštų DaVinci, o mano vienas iš pagrindinių pasiūlų, ką aš galiu pasiūlyti jiem, tai yra editinimas, mandresnis negu jie dabar turi, bet aš su savo dabartiniu laptopu to daryti ten negaliu, tai kaip ir nėra naudos man ten dirbti. Kas dar, tai buvo čia tokie svarstymai, nu, kaip sakant, kaip prieš tai minėjau kažkada, kad buvo tas visas kiniečių testas, tai gavom atsakymą, žodžiu, pakliuvau tą mažiausią lygį, tai man buvo biški per lengvasis, nuėjau į antrą lygį, ten buvo per sunkiai buvo dėl to, nes buvau labai užmiršęs daug tų charakterių, hieroglifų, tai ką dabar, tai
aš tą kalbėjimą dalį ten tose pamokose kaip ir suprantu plius minus tą pačią reikšmę, ką jie ten šneka, bet kai ateina laikas skaityti nuo lentos, tai man gaunasi ten visokia nesąmonė, žodžiu, aš nieko ten nebesuprantu. Tai nusprendžiau grįžti į pirmą lygį, nors ir pradžiai bus per lengva, aš tiesiog tęsiu savo mokinimąsi, prisiminsiu savo tos čerektų ir senosius, tai manau bus taip geriau, nebus tas baimės, kad neišlaikysiu egzamino paskutinio, nes jeigu neišlaikysiu egzamino, man neužskaitys visos mainų programos, tai nemanau, kad apsimoka apsimti tokią riziką. Tai va tokios naujienos, tai va, mėgaujamės gyvenimu toliau, mokinamės ir gyvenam. Tai žodžiu, pasiekėm aukščiausią vietą. Daugiau eiti nebegaliu. Viskas. Čia vat jau kiek nuėjom. Buvo tikrai nemenkas iššūkis. Buvo visai faina. Ta prasme, kai žmonės sako, kad šitos sienos ilgis yra nenupasakomai didelis, tai jie neklysta, nes ta prasme, mes jau dabar nuėjom kažkur 4 kilometrus ir čia dar belie kiek ten, bokštas matas, ta prasme, ant kiek. Čia šitoj pusė daugiau spygliuočių, tai daugiau žalumos matas. Ir ten bokštas, dar vienas iš daugelio. Šiaip žiauriai, nes ta prasme, kai esi čia vietoje, tai atrodo iš vis belekas, ta prasme. Aš nežinau, čia tikrai vienas iš tų gyvenimo momentų, kai atsiminsi. Tai va, po daugumos laiptų ir sunkaus darbo pasiekėm aukščiausią tašką kitos pusės. Toliau eiti nebegalim. Dabar leisime žemyn ir važiuosim su rogutėm, kaip ir supratau. Nežinau, bet bus smagu. Nežinau, ar per kamerą normaliai matos, bet laiptai tikrai status. Paprasme. Šitas medis atrodo kaip gličas matrikų. Tiesiog iš sienos sugalvoju šokį. Max Verstappen. Kevin! Nu, bavažienai, tai ką, čia yra sekanti diena po sienos Kinijos. Vakar buvom klube, šiandien šiaip savo taip laisvadieniaujam. Tai tiesiog norėjau parodyti, kaip gražu čia pasižiūrėk, kokios spalvos. Čia irgi, dabar esame, wow, labai įspūdinga.